9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Pusę metų važiuojant slidinėti jau tą istoriją turbūt daug kas girdėjo. Ne, negirdėjau. Važiuojant slidinėti su draugais sugalvojau, kad reikia padaryti kažkokį drabužį, kombinzoną, kuris būtų patogus po slidinėjimo. Namie tiesiog jį jau tampyti po visų tų Kaip vyrų gali gimti tokia idėja, apskritai galvoju. Reikia susikurti savo rūbą. Ne, tai pradžioj buvo, kad jį nusipirkti, bet pažiūrėjau, kad yra brangu ir ne tai, ko visai aš norėčiau. Ne visai taip. Taip. Tai va, tiesiog ir dirbdamas senam darbe, dar oficiniam, teko susidurti su siuvyklom, kur pamačiau, kad galima ten tą pasidaryti. Aha. Ir tą pasidaryti, aš klausiau, ar galima, ar padarysit, viskas okei, gerai. Laukiam pirmo bandymą, gavau pirmą bandymą, nes nebuvo labai jau vykęs. Pala, bet tai tu turi nunešti brėžinius kažkokius ten, jau savo įsivaizdavimą, kažkas turėjo tau nupiešti ką nors. Ar tu iš interneto paguglinai ir nunešiai maždaug toks, čia tik truputėlį pakeiskit, čia padarykit ir bus gerai? Jo, to daugiau stilių aš dariau. Nes, kaip sakiau, išsilavinimas man yra verslo vadyba ir su siuvimu, su konstrukcija drabužių mažiau teko susidurti. Bet viskas okei gavosi, ne visai taip, kaip norėjau, ne visai taip, kaip tikėjausi. Na vėlgi, tos vėjas, tokių dalykų, kurios nebuvo buvusios, nebuvo gaminusios. Ir bendrai priėjom prie to, kad jau va dabar yra tas, kas yra. O tas pirmas daiktas, tu jį turi? Jo, turiu ir tą patį pirmą daiktą. Ant jo dar testų yra pridaryta visokių bandyminių. Nu tai žodžiu, tu jo nedėvi. Nebėjau. Aha, supratau. Bet užtrauktuką tą, kurį užpakalį turi. Taip. Aš turiu pasakyti visiems klausytojams, kurie negirdi, tai yra nemato, bet pamatys mūsų puslapyje powerhitradio.lt, nes Saulius Baniulis čia viską filmuoja. Žodžiu, yra užtrauktukas užpakalyje. Ir aš irgi turiu šmutkę. Atsitrauk. Dabar, Saulius sako man atitrauk, kaip man dabar, supranti, kaip čia, gerai. Rodau užpakalį dabar, iš tikrųjų. Aš negaliu tokių, aš ne šalčiūtė kokia tau. Žodžiu, tai va, ir šis puikus daiktas turi užpakalyje užtrauktuką. Kai aš nusipirkau šmutkę, aš pradėjau galvoti, kam jis reikalingas. Aš tikrai nesugalvojau, kad tai yra, tiems gamtiniams reikalams. Mano pirma mintis buvo erotinė. Aš netgi dar rašiau žinutę, Dariau, kam yra reikalingas šitas daiktas? Ar tai yra, žodžiu, tokiems erotiniams dalykams? Ne, sako, bet galima bandyti. Tokiems erotiniams. Jo, erotiniams. Tai va, tai šitas daiktas yra tavo sugalvotas. Jo, vėlgi tiesioginiai konkurentai tą yra padarę, bet jisai nėra funkcionuojantis jų, aš neįvardinsiu nei konkurentų, tiesiog jį prasegus... Niekas nepasidaro. Pasidaro tam, kad, gali pirstelti ir tada išleisti visą tą garą, ne savo į barzdą, žinai, per viršų. O per galą. O mano atveju, jo, yra veikiantis. Pačiam pirmas jį buvo nejauku išbandyti. Taip, aš tikiu. Nežinau, kas to gausis, Kaip kokių formų ir panašiai, bet viskas okei, patogu, galima naudoti. Tikrai be jokių parkių vadinamų. Gerai, iškeliavot slidinėti, apsirinkite savo daiktą, supratai, kad yra funkcionalus ir geras dalykas. Ir kaip tada kilo idėja, kad iš to galima verslą daryti? Tiesiog atsirado jo paklausa. Kas pradėjo paklausinėti? Paklausinėti pradėjo draugai. Tiem, kuriem pradžioje pasiuvau, nes kai važiavam slidinėti, tai buvo jau jų pasiūta 10. Oho. Ir atsirado draugų draugai, norim ir mes. Ir pradėjau visą tą daryti taip, kad siūti tai žmonės, kokio nori jie. Norėčiau mėlyno su žaliais rankogaliais, tokiam ūgiui, tokiam ten pločiui, tokio dydžio. Ir viskas okei buvo iki kol tas buvo vienetų, 20 pasidaryti, kokių 25 vienetus, bet kai pasidarė 30-40, labai sunku kiekvieno skirtingo kombinzono sudėlioti tas spalvas ir jas susiūti. Nes žmogui nesusijusiam su gamyba yra labai sunku išaiškinti, kad tai nėra kaip Lego detalės kokios nors. Kad turiu geltonų krūvelę, žalių krūvelę, mėlynų. Ir sudedu kaip reikia. Kaip aš noriu, tai buvo. Tik tai lietuviškų žodžių pyst, sudėjau. Puft, dabar jau puft yra madingas, naujas. Antai, pabūsi dar. Pabūsi senamadiškas. Taip, ir jam atrodo, kad tiesiog paėmė, pridėjai tas detalės ir viskas okei, čia gavosi tas kombinzonas. Ir niekada jisai nesugalvos, kad kiekvieną tą detalę reikia iškirpti. Kad kiekvieną detalę kerpant atskirai, vadinasi, skirtingo, jeigu dydžio detalė, ją skirtingai reikia ir kirpti. Ir jeigu bus užsakyta 5 kombinzonai, visi mėlyni, bet visi skirtingo dydžio, tarkim, nuo SM, SL, juos skirtingai iškirpti reikės. Kiekvieną skirtingai apkirpinėti, nes yra skirtingos tos būtent iškarpos. Ir žmogus
niekada nesusimąstu ir man kartais pabosta aiškinti, kad, nu, taip neįmanoma. Bet štai vyrukas, kuris yra mokęsis verslo vadybą, esi normalus vadybininkas, dabar man pasakoja apie tai, kaip yra karpomi kombinezonai. Iš tikrųjų, idėja yra puikiai, man tik labai įdomu, kodėl šmutkė. Šmutkė buvo pasirinktas visiškai tiesiog bimbam. Prasme. Dabar susigalvojau kelis pavadinimus. Galvojau, kad tai bus kažkoks lietuviškas, bet kuris skambėtų ir užsienio, jeigu rinkoje, irgi gan gražiai, bet nenorėjau visokių ten PC, Power, Wire ir dar kažkaip, nu, kur jisai prapulsto į, nežinau. O kokių dar buvo variantų? Buvo Drapana, Šmutkė, Škurlis, Aprėdas biškai atmečiau dėl to, kad šiaip per trumpas. Ir Šmutkė irgi nuėmiau E raidę, nes turėtų būti E raidė, bet ją nuėmiau dėl tų visų užsieninių dalykų. Ir Škurlis man labai patinka. Nu, bet Škurlis dar irgi buvo toks antras. Jeigu ne Šmutkė, būtų Škurlis. Ir vis dėlto likai prie Šmutkės. Jo, likau prie Šmutkės. Tada reikėjo sugalvoti emblemą arba logotipą savo. Ir tas logotipas yra, nu, vat Saulius gali pafilmuoti truputėlį. Tai yra toks, nežinau, briedžio ragai kabantis ant sienos, ar ne? Ir ten tuose briedžio raguose yra vietoje akių zuikutis vienas. Taip. Tada šalia yra, kas čia šalia yra? Vilkas. Vilkas ir apačioje yra Lapė. Kodėl briedžiai, vilkai, lapės ir Šmutkė? Nu, prie ko čia miškas ir tai galėjai kokį sugalvoti, žinai, zuikiais, puikiais ar dar kažkokį pavadinimą? Jo, bet galėjau sugalvoti, paliksiu tau. Nes jau yra taip sugalvota. Vėlgi neaiškinsiu, negaliu paaiškinti, kodėl taip įvyko, nes tiesiog su draugu darėm tą logotipą ir kelis variantus pasidarėm, šitos gražus, viskas mums. Ok, tai iš tikrųjų tavo gyvenime kol kas viskas vyksta taip. Va taip. Jo, aš neapsikraunu savęs ten, kur, nežinau, man atrodo, nereikia apsikrauti. Ir šiaip logotipas yra netgi ne Šmutkiai skirtas buvo. O kam? Turiu barmenų... Medžioklės klubui? Ne, barmenų komandą. Kuri dirba renginiuose, išvažiuojami renginiai. Taip. Tai va, tai baro žvėriukai turėjo būtent va šitą logotipą. Tai galgi labiau susijęs baro žvėriukai ir būtent va žvėriukai jau yra logotipe. Tiesiog man tas logotipas buvo labai gražus, aš jo nenorėjau numesti į šoną kažkur ir galvoju, Šmutkė turės tą logotipą. Tai dabar realiai abudu brandai dirba po to pačiu logotipu. Supratau. Darius, netrukus mes su juo sugrįšime ir mes šiandien iš tikrųjų su Darium padarysim tokias varžybas. Aš iš karto anonsuoju, aš nusirenginėsiu ir aš tai darysiu pirmą kartą eteryje ir aš labai jaudinuosi, Saulius mato. Tai vyks visai netrukus, mes bandysim greitu metu, greičiui, nusirengti ir apsirengti Šmutkę. Tai nėra labai lengva. O pirmą kartą tiek daug ar tiek mažai nusirengsi? Aš manau, kad tiek daug nusirengsiu. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Ne, tai tu Dariu atsistok, nes tu labai gražiai čia išstojai. Darius ir Šmutkės, su kuriamis mes esame abudu pasipuošę su juo, tai yra nerealūs kombinezonai. Ir štai vienas mūsų klausytojas rašo, sako, juk Londone ši apranga kaip pižama naudojama, o čia visur gatvėse vaikšto. Ką tu į tai, Dariu? Ką tu į tai? Aha. Priklausomai nuo to, kaip tu nori ją dėvėti, pasirink šalį. O nėra nieks pasakęs, kad... Nu, pavyzdžiui, ką mama tavo sako, kad išeini į gatvę su šituo kombinezonu? Ji jau nieko nebesako, nes šiaip gyvenime per daug aš esu pridaręs nesąmonių, kad jinai tiesiog nebereaguoja į mano visus išsidirbinėjimus. O tu turi merginą? Jo, turiu. Dėvi Šmutkę? Dėvi, 2. Ir jūs kartu vaikštat su Šmutkėm? Jo. Susilaukėte dėmesio? Taip, atsiranda to dėmesio, ypač jeigu užsidedi ryškesnį kokį nors, nes aš jau šiek tiek daugiau turiu negu vieną. O į kokį keisčiausią vietą esi nuėjęs su Šmutkė? Nu, nežinau, į restoraną gal esi nuėjęs kokį arba močiutės gimtadienį? Su močiutės gimtadienį dar neteko sulaukti, dar nebuvo Šmutkės per paskutinius gimtadienius. Vestuvės, ne, bet galvoju dabar tikrai buvo... Ai, be abejo, čia normalus yra įmas. Į banką, į restoraną, paskutinis gal Palangoj, Basanavičiaus gatvėje esantis piano, kur šalia groja su fortepijonu balto vyras. O yra kaip nors, prieš žmogus ir ką nors pasakęs apie tavo drabužį? Jo. Ir ką? Kur gaut, kur pirkai, labai gerai pataikys, sakau. Iš karto. Jo, ir jau duodi numerį. Aha, supratau. Nu tai, žodžiu, darbas vyksta kaip turi būti. Ar tu dabar gali gyventi iš Šmutkių? Realiai ne. Kodėl?
Nebe nėra to tokio tiek pardavimo ir kad ir būtų tie pardavimai gerokai didesni, viskas tiek grįžta tam, kad jų pasidaryti daugiau modelių. O kas tu kūrė modelius? Kas tau padeda? Realiai daugumą pats tiesiog sugalvojau, kaip bus ir konsultavausi dėl kelių konstrukcinių dalykų, ypač dėl to užtrauktuko, kaip jį geriau padaryti, dėl keletos spalvų miksų. Tai su VDA dizainerė Rūta. Dar vienas labai smagus dalykas šmutkėje, kas tikrai padaro ją unikalią, tai toks virvutė, kuri užtraukia kapišoną ir ta virvutė yra susiūta gale. Realiai kažkokios funkcijos didelės netlieka, tik ta, kad gali įsikišti pirštus. Atlieka, be abejo. Atlieka ką? Nu, pažaist gali. Ne, gali prisikabinti daiktų. Mobiliagą gali pasikabinti, va. Dar kažką. Tai gerai, Dariau, mes su tavim dabar surinksim varžybas. Varžybos yra tokios, nu, truputėlį gal bus ir nelygu, nes aš turėsiu dar komentuoti visą tai eteryje, bet kaip nors mes tai padarysim. Nelygumas, žinai, kame yra? Kame? Patirtyje. Patirtyje. Nu gerai, nusirenginėti šmutkėje, kad daug kartų nebandžiau, manau, tu tai daręs esi daugiau kartų. Žodžiu, žaidimas mūsų ir varžybos, kurias paskui pamatysite mūsų Powerio puslapyje, nes Saulius viską filmuoja, yra tokios. Darius, ateik čia prie mano mikrofono, Dariau. Darius ir aš, palauk, jis jau sekasi, jau šventuką užsisek. Darius ir aš dabar darysim tokį dalyką. Žodžiu, mums reikės nusirengti šmutkę, padėti ant žemės, ane? Tada atsistoti, virš galvos suploti rankomis, apsirengti šmutkę ir vėl suploti rankomis. Ir čia bus jau pabaiga, ne? Viso mūsų reikalo. Taip. Ir kuris tai padarys pirmesnį, žiūrėsim. Ar patirtis šmutkės savininko ir įkūrėjo, kuris tą šmutkę yra dėvėjęs milijoną kartų, ar mano, neturiu jokios patirties, negaliu ko pasigirti, bet bandysim. Tai gerai, dedu smagų Daxos Big Bad Wolf foniuką. Ir mes sudarom, palauk, Vaniulį, sakyk 3, 2, 1. Tu atsistok normaliai. Aš atstovau normaliai. Okay. Nu, garsiai. Ausinės nusimk. Nusimu ausinės, okei. Ir... Ruoškis. 3, 2, 1. Eik tu savo! Bet nesulanktum, gerai. Mano laikrodis kliūna. O Dieve! Greičiau! Man... Darius liko nuogas! Karalis be drabužių. Kaip? Man vis dėlto pavyko. O kodėl... Dariau, stovi prie mikrofono ir dabar žinai, kaip būna po varžybų. O kas nutiko? Kodėl jūs užstrigot? Kurioje vietoje? Užstrigau ties savo pilvu. Arba kažkur žemiau pilvo, nežinau. Okei, tai ką? Turiu šį pasiaiškinimą, bet nesiaiškinsiu. Negražu, viskas pagravingai pralašiau. Aš spaudžiu ranką pralaimėtoje, kaip nugalėtoje. Ir, gerai, biškai pailsim vienas kūrinys Rijanos ir po to sugrįšim ir dar toliau pradėsim pokalbį su Dariu. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Na ką, Dariau, atsipūtėm, ar ne? Mes jau būtų su tavim. Jo, jau ramu. Gražus kūrinys groja, gali po nieko kaip tik ir pabūti. Dariau, ir tavo šmutkės. Dabar tu gal, žinai, toks yra labai blogas žurnalistų klausimas, bet man vis dėlto yra smalsu. Ką tu planuoji su tom šmutkėm? Ar tu planuoji daryti kažkokį, atidaryti savo parduotuvę? Nu, koks tavo noras yra? Ar turi kažkokių minčių į ateitį? Nes negali kurti ir daryti be idėjos į ateitį. Be abejo, tik tai, kol kas parduotuvė yra gerokai tolimesnis dalykas, dėl to, kad turint vieną produktą, atidarinėti parduotuvę, yra, nežinau, neadekvatu, taip, kad ją dabar imsiu, darysiu, aš noriu parduotuvės. Ir man kartais juokingai atrodo žmonių, kurie visiškai neturi patirties, aš noriu ten barą atidaryti, noriu ten savo parduotuvę turėti, nežino, iš kur lėšų gauti, nežino, ką darysiu, neįsivaizduoja, kaip ką reikia padaryti. Bet be abejo, plėtra kažkokia tikrai yra planuojama ir ne tik greičiausiai ir kombinzonai. O ką dar, man labai smalsu buvo sužinoti, ką dar tu planuoji, kokie dar drabužiai yra tavo galvoje, sukasi? Prašom, palaukit šiek tiek ir bus matyti. Visokios, ar daugiau aksesuarai, ar daugiau drabužiai, ta prasme, sijonai, pavyzdžiui, moterims.
vyrams sijonai. Pėtkelnes ausim. Pėtkelnes ausit, tai jūs nemeksit. Gerai, dar iš tikrųjų aš labai noriu palinkėti ir padėkoti tau už tai, kad atėjai čia, kad parodė iš Šmutkės ir taip toliau, tačiau mes dar turim padaryti vieną labai svarbų ir labai smagų reikalą. Vieną Šmutkę tu dovanoji mūsų klausytojams ir čia nuo pat antradienio jie galėjo spėlioti, kuris Power didžėjus buvo pasislėpęs po Šmutkę. Visai netrukus aš tą nuotrauką įkelsiu į mūsų puslapį powerhitradio.lt ir mūsų Facebooką ir jūs pamatysite patys atsakymą, tačiau jį išgirsite visai netrukus eteryje. Aš turiu daug variantų ir jie visi yra labai skirtingi. Realiai netgi ir aš nežinau, kas ten sėdi. Jo, tu tikrai nežinai. Lyg ir bandžiau įspėti, kad ten vyriški kontūrai. Aha. Bet daugiau tai irgi. Tai ką, aš noriu padėkoti tau už tą Šmutkę ir rinkti nugalėtoją, kuris štai netikėtai mygtelėjau mygtuką ir pamačiau jo vardą ir pavardę. Tai yra Rapolas iš Vilniaus. Būtent jis buvo visiškai teisus, atsakęs, kad po Šmutkės slėpėsi Vygantas. Ir būtent jis buvo čia antradienį apsirengę Šmutkę ir Rapolai, tau atitenka nereali Lietuvos vėliavos spalvų Šmutkė, kuri žiauriai tinka čempionatui. Taip, būtent. Tai yra, aš esu įvardinęs būtent, nes savo e-shop'e, beje, e-shopas tai yra, jeigu ten kas nori jau pirktis. Internete. Taip, ir esu įvardinęs kiekvieno Šmutkės spalvą, būtent skirtingai nebuvo prašyta, čia yra kombinezonas toks ir toks. O, čia buvo, o ta? Taip, žalia yra įvardinta kaip lauktuvių vežėjų ir fanų svajonė. Pavyzdžiui, violetinė buvo įvardinta kaip padaryta Lakers užsakymu ir su garliavos patvirtinimu. Nu, suprantu, ir spalvas mokė pasižiūrėti nerimtai. Tai Rapolą labai sveikinu ir toj paskambinsiu jam asmeniškai, pasakysiu ir pranešiu. O tą tarpu sudarymą aš atsisveikinu, sakau tau ačiū labai ir noriu palinkėti, kad kuo daugiau įvairiausių Šmutkių mes matytumėm gatvėje. Ačiū tau, Raminta, gerą laiką visiems klausytojams. Iki. Visa. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta.